Šiandien turėsim trumpesnę temą apie tai, kaip ukrainiečių vykdoma Krymo izoliacija Rusijai atsiliepia kur kas plačiau nei tikėtasi ir paliečia jų importą ir eksportą. Tai vat, šiai dienai pakalbėsim būtent apie tai, kas vyksta Azovo jūroje, nes tai yra tokia platesnė Krymo izoliacijos dalis. Ukrainiečiai dabar labai sėkmingai atakuoja ten prekybinius laivus Rusijos ir duotoju laikotarpiu jau netoli 150 jų yra atakuota, jie nebūtinai yra sunaikinti ar labai smarkiai pažeisti, bet jiems tiek reikės plius minus daugiau mažiau to remonto nuo 2 iki 4 savaičių kaip nieko ir daug laivų yra išvesta iš rikiuotės ir rusai tam neturi jokio atsako, kas yra labai svarbu, nes kam tie laivai iš viso buvo naudojami, tai jie buvo naudojami Krymo aprūpinimui, kaip paprasčiausiai to pačio kūro tiekimui, nes vien per Kerčės tiltą prigabenti tiek kūro, ar tai traukiniais, ar tai sunkvežimiais tokiam pusiasaliui neįmanoma, nes vis tiek ten gyvena beveik 2,4 milijono žmonių. Šiai dienai, aišku, kažkiek gal yra sumažėję, nes ten tiesiog bėga ruskeliai, nes ukrainiečiai čia pradeda sukurti labai sėkmingą internete vadinamą Madiaro trikampį, kur viskas, kas rusiška, dega ir pranyksta. Bet yra toks įdomus momentas, kur iš tikrųjų Kerčės sąsiaurį šiai dienai galim būti jau vadinti rusišku Ormuzo sąsiaurį, nes šitas prekybinis kelias jam tiesiog užsivėręs yra šiai dienai. Dėl tų atakuojamų laivų Azovo jūroje praktiškai yra sustojęs laivų judėjimas. Kai kuriem laivam patys rusai arba visiškai nebeleidžia plaukti, arba labai ribotai kai kuriem leidžia plaukti, priklausomai kokias prekes gabena ir kiek yra šansų, kad ukrainiečiai ar tai atakuos ar neatakuos tos laivas. O kad tai yra labai svarbus prekybinis kelias jiems, tai yra tas momentas, kad per jį eina labai daug importo ir eksporto į Rusiją ir jeigu kalbant į plaukimą, į žemyninę Rusijos dalį, tai matyt yra, kad pro Juodą jūrą atplaukia laivai, tada pro Kerčės sąsiaurį, tada pro Azovo jūrą, Dono upę, tada Dono Volgos kanalą ir pro Volgą jau į žemyninę Rusijos dalį daug žodžių prekių gabenama arba išplaukdama iš ten. Ir kodėl galim lyginti su Hormuzo sąsiauriu, nes per čia tiesiog daug prekių iškeliauja. Lygiai taip pat kaip Hormuzo sąsiauriu yra dabar šiuo metu blokuojama apie 20% pasaulinės naftos eksporto. Tai kalbant Rusijos mastais, tai tarkim šiuo keliu yra eksportuojama apie 25% Rusijos grūdų. Tai ketvirtadalis, ta prasme, tai čia didžiuliai skaičiai. Lygiai taip pat trąšos šiais keliais eksportuojamos arba importuojamos, statybinės medžiagos, nafta ta pati ir naftos produktai, apie ką truputį vėliau papasakosiu. Ir reikia suprasti, kad rusai yra priversti šiai dienai ieškoti alternatyvių kelių, kur nukreipti visą tą produkciją, pro kur ją išgabenti šalies, nes šitas kelias yra užvertas. O nukreipti nėra taip lengva, nes pirmas planas tai yra, aišku, viską gabenti per Juodosios jūros uostus, bet reikia suprasti, kad tai turėtų būti daroma tada geležinkeliais, o geležinkeliai į pietinę dalį Rusijos ir taip yra jau apkrauti tiek naftos eksportų, kiek ten galim dar išeksportuoti, kiek jie nori užsidirbti, ir taip pat yra apkrauti į kariuomenės logistikai į rytinę Ukrainą. Tai dar apkrauti papildomam prekiam tuos traukinius vėl susidaro tokie papildomi ir kaštai susidaro, ir stabdžiai susidaro, visas tas veiksmas vis tiek lėtėja. Ir netgi jeigu tu nugabini tas prekes kažkokius, kad ir Juodosios jūros uostus, tai vis pirma yra šansų, kad ukrainiečiai ten tikrai juos pasieks, nes jau ne kartą buvo pasiekę. Tada kitas klausimas yra, ar tie uostai tikrai turi labai tinkamą infrastruktūrą visom prekiam priimti ir atiduoti. Ir klausimas iš vis yra, kokia kiekvieno to uosto yra apkrova. Nes vis tiek yra kažkoks tam tikras kiekis prekių, kiek tu gali priimti, kiek tu gali atiduoti ten per dieną. Ir jeigu tu dar daugiau užkrauni kažkokiais papildomais eksportais ar importais tą uostą,
susidaro tiesiog eilė ir tame vėl yra ir kaštai, ir laikas. Kad jau kaštai rusams susidaro jau netgi vien nuo to, kad kadangi tie laivai yra atakuojami Azovo jūroje, tai rusiškom kompanijom jau tų laivų draudimas jau yra sukilęs, tada papildomi kaštai, kad reikia tas prekes gabenti geležinkeliais į kitą vietą, kūro sąnaudos naujas ir galiausiai gaunasi, kad jeigu tu negali išgabenti savo prekių tiek, kiek reikia išgabenti, kiek yra užsakyta per tam tikrą laiką, tai nereiškia, kad pirkėjas gali laukti lygiai taip pat ilgesnį laiką tų prekių, kurios užsakė, tai labai galim tikėtis, kad kai kurie pirkėjai atsisijos ir tiesiog pradės ieškoti alternatyvių kažkokių kelių, gauti prekiam, ta prasme, iš kitų šalių tiesiog pradėti pirkti tą, ką pirkdavo iš Rusijos. Tai va čia gali toks minusiukas dar didelis rusams būti, kas atkryst pirkėjai, ta prasme, dėl to, kad jiems stabdasi labai laikas eksporto, kas būtų labai šaunu iš tikrųjų. O kalbant grynai apie naftos eksportą, tai irgi reikia suprasti, kad ne visa rusiška nafta atkeliauja į uostus vamzdynais arba traukiniais. Dalį naftos rusai, bet tuo pačiu Volgos, Dono ir Azovo jūros keliu gabeno tais pačiais tanklaiviais, kurie čia buvo daužomi. Kur ukrainiečiai atakuoja, nes tai yra platesnė Krymo izoliacijos plano dalis, bet prie to pačio, čia ar tai planuota, neplanuota, vis tiek labai smarkiai paliečia Rusijos tą prekybą. Tie patys laivai nesiskaito Rusijos šešėlinio laivyno laivai, jie yra tokio vidaus prekių judėjimo laivynas, galim sakyti. Bet jie vis tiek plukdo nemažą dalį naftos ir jie atplaukė į Azovo jūrą, praplaukė pro Kerčio sąsiaurį ir Juodojoj jūroj nafta yra kažkuriam uoste, tarkim, susitinka, ji yra perpumpuojama iš vieno laivo į kitą laivą ir tada patenka jau į šešėlinius tos laivus ir išplaukia į plačiosius vandenis. Tai šitoj vietai stabdosi labai nemaža dalis naftos eksporto, o taip paprastai imti ir nukreipti kažkokią savo naftos eksportą tiesiog į kitus uostus irgi nėra taip paprasta, nes ir vamzdynai turi kažkokią tam tikrą apkrovą, kiek jie gali perpumpuotos naftos, patys uostai turi kažkokią apkrovą, kiek jie gali atiduotos naftos ir tuo labiau, kad visi tie uostai tiek Juodojoj jūrai, tiek kalbant apie Baltijos jūrą, jeigu nukreiptų į ten kažkokią didesnę dalį naftos, ta prasme, jie yra atakuoti jau buvo, jie kažkiek yra atstatyti ir dalinai veikia, bet pilnu tempu jie nedirba. Todėl tas Rusijos naftos eksportas vienu ar kitu atveju kenčia. Ir va šitoj vietai, kad užsivėrė dar labai svarbus kelias ir šešėlinį laivyną dar pamaitinti naujais naftos produktais, tai yra didžiulis laimėjimas iš tikrųjų. Tai reikia labai tikėtis, kad netgi dabar vykstant šitiems visiems pykčiams ir dramams tarp Syrskio, Feodorovo ir Zelenskio, tos visos vidinės Rusijos dramos, kad tai nenukentės visą Krymo izoliacijos, visą tą strategiją ir šitų laivų daužimas, nes čia yra didžiulė iš tikrųjų Ukrainos pergalė, kad jie gali šitaip vienoj vietoj du zuikius, galim sakyti, nušauti ir labai du stiprius zuikius iš tikrųjų. Tai kol kas stebim situaciją ir tikėkime, kad šitoj vietoj ir skeliam tą situaciją tik blogės ir blogės. Tai tam kartui gali tik paspausti like, nes gan įdomi informacija buvo. Tiesiog palikit komentarą, prisijungti prie kanalo ir susitiksim dar prie įdomių temų. Iki.